kai tu skaičiuoji, ar man pasiimti tos pinigus, kurie apmokestinti ir grąžinti būsto paskolą, ar man pasiimti prieš mokesčius pinigus ir juos investuoti savo trečią pakopą. Aš nesakyčiau, kad jeigu tu vidury mėnesio nesuduri galą su galu, kad tu esi finansiškai neraštingas. Tie žmonės, kurių pagerėja finansinis raštingumas asmeninis, jie ir versle pradeda priimti labiau pamatuotus sprendimus. Labas, mano vardas Giedrė Vaitiekūnaitė, esu HR Hint Online įkūrėja ir vadovė. Ir kartu su savo komanda daugiau negu 5 metus jau dirbam dėl to, kad personalo valdymo lygis Lietuvos organizacijose augtų. Ir viena iš veiklų yra štai ši laida, auginantis pokalbiai, kurią jau turime 4 sezoną. Ir jos metu mes kalbam personalo valdymo, vadovavimo, asmeninio augimo, sąmoningumo, vystymo temomis su įvairiais žmonėmis, savo srities profesionalais, ekspertais, kurie dalindamiesi savo žiniomis, savo nueitų keliu, savo patirtimi, nebejoju, įkvėpia jūs kiekvieną, nes aš pati kiekviename pokalbėje jaučiu, kaip augu, kaip ūgteliu, kažką sužinau. Na ir to dėka, kai mes žinom, kai įprasminam tas žinias, kurias sužinom, juk auginam ir savo bendruomenę, auginam ir savo aplinką. Tai dėl to mes čia ir esam. Na, o šitų pokalbių nebūtų be pagrindinio mūsų rėmėjo HR Hint Online, tai yra personalo valdymo paslaugas teikianti agentūra, kuri veiklą vysto 2 srityse. Tai yra personalo vadovo nuoma įmonėm ir organizacijom, kurios neturi personalo valdymo specialistų, mes jį galim išnuomoti ir sutvarkyti personalo valdymo procesus. Na ir kita, tai yra ugdymas personalo valdymo bendruomeniai. Ir mes turime čia HR klubą, tai vieną kiečiausių HR bendruomenių Lietuvoje, kurioje jau dabar yra daugiau negu 150 specialistų iš visos Lietuvos. Na ir kita veikla, tai yra HR akademija, koncentruoti, intensyvūs 2 mėnesių mokymai, kuriuos įgyvendinam 2 kartus per metus. Tai tiek žinių apie mūsų rėmėją, o dar priminsiu, kad mūsų laidas galite išgirsti ir klausyti kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį ir mes jas transliuojam Facebook paskyroje, YouTube platformoje ir Spotify. Na, o dabar kviečiu nert į mūsų pašnekesį ir šiandien pas mane nuostabi moteris, ekspertė ir tokioj, sakyčiau, gal tokiu įdomesnėj srity, nors kokio įdomesnėj, iš tikrųjų, kasdieniai labai srity, kur mes, personalo žmonės tikrai susiduriam finansuose. Ir mano pašnekovė yra Dalia Kolmatsui. Labas, Dalia. Labas, Giedrė. Labai dėkoju, kad skirsi laiko ir kad pasidalinsi savo išmintim, žinojimu ir ekspertiškumu su mūsų bendruomenė. Ir Dalia, aš dar truputį irgi pristatysiu, yra Šiaulių banko privačių klientų skyriaus vadovė, ASM vadovų magistrantūros modulio apie finansinius valdymo sprendimus vadovė ir kūrėja, kiek mes jau šiek tiek pasikalbėjom prieš pokalbį. Na ir apskritai finansinio raštingumo edukatorė, ją tikrai galite sutikti ne vienoje konferencijoje ir straipsniuose aktyviai dalinasi ir LinkedIn paskyroj. Tai labai labai gera, Dalia, kad čia esi ir kad savo išmintim pasidalinsi. Taip, ačiū iš kvietimų. Ir aš galvoju, kad pradžioj visų pašnekovų savo klausiu apie jų augimo kelionę. Na, mūsų pokalbiai yra auginantis pokalbiai, tai visi čia, kurie susėdam ant šitų foteliukų, augam vienai per kitaip. Tai labai labai smalsu, kaip tu keliavai ir nuo ko pradėjai, kad esi dabar čia, kur esi. Aš gal nustebinsiu pasakydama, kad aš pradėjau nuo HR. O, geras. Taip, kažkada buvau žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė. Lietuvos centriniai kredito unijai, pradėjau nuo bankinės srities, nuo kredito unijų ir nuo mokymų vedimo. Lygiai grečiai studijavau finansus ir vadybą, bet kažkaip tas sąsaja žmonių ir finansų kažkaip visą laiką buvo šalia. Tai man gerai sekdavosi vesti mokymus ir mano atsakomybė buvo virš 300 žmonių dirbusių tuo metu sistemoje ir ten apie 1000 dar renkamų tų, taip vadinamų pareigūnų, valdybų, stebėtojų, tarybų narių. Tai aš buvau keletą metų žmogiškų išteklių skyriaus vadovė ir vėliau turėjau kūrus savo mokymų įmonę
Amber Training and Development, lygiai greičiai baigiau doktorantūrą irgi finansų srity. Wow. Ir nuo 2007 metų dirbu dabar investavimo srity arba šalia to. Tai su pensijų fondais, islandiško kapitalo bendrovė MP Pension Fund Baltic, vėliau Invalda nupirko, tai prisidėjo kiti produktai, investiciniai fondai. Ir dabar jau dirbu ir su gyvybės draudimu po susijungimo ir kartu jau susijungus jau su Šiaulių banku mažmeninius verslus sujungus, tai esu atsakinga už visą mažmeninį pardavimų tinklą ir visus mažmeninius pardavimų kanalus, apimant visus bankinius produktus skirtus privačiam klientui. Tai šiuo atveju dabar galiu integruoti absoliučiai visas savo žinias, kurias esu sukaupus, tai daugiau negu 20 metų patirties šalia finansų ir kartu, kaip ir kalbėjom, ISM turiu modulių vadovam ir tarp kitko visai nemažai personalo žmonių ateina į tą modulį. Tai yra skirtas irgi augantam vadovam, kurie neturi verslo finansinio raštingumo, nes čia truputėlį kitas sritis, kurie nesupranta skaičių, bet jeigu nori eiti valdybą, pavyzdžiui, arba diskutuoti aukščiausių lygių, vis tiek reikia skaičius žinoti ir pažinti. Tai va, aš esu sukūrus tokią pusės metų kelionę, kur, sakau, galėčiau net išrašinėti tokius garantijas, kad jeigu tu netapsi finansiškai raštingas per tą pusmetį, tai galiu grąžinti pinigus. Aišku, taip juokauju, bet, realiai, aš žinau, kad ta programa veikia, mes jau daugiau negu 300 vadovų esam parengę ir išugdę. Tai tokia irgi vidinė, matau, dažnai transformacija, kaip žmogus, kai susidraugauja su skaičiais, su finansais, kas ilgą laiką buvo tabu, kaip jisai gauna to pasitikėjimo savim ir tokio, jo tas žodis tampa svaresnis, kai jisai geba argumentuoti, pagrįsti savo nuomonę. Ir tas labai labai svarbu iš tiesų kiekvienam turbūt. Aš nebejoju, aš visiems, kurie klausosi, raginu pasidomėti šitą programą, nes aš jau susiviliojau apie tai, tai kaip Dalia pasakoja, nes iš tikrųjų šitas klausimas personalo žmonėm yra ypatingai svarbus. Tiek suprantant skaičius, tiek edukuojam pačius žmonės ir kartais net matyti ir vadovus. Taip, nes dažniausiai diskutuojant versle laimė atrodo tas, kuris kalba argumentų ir skaičių kalba. Ir tas, kuris neturi tų skaičių ir negeba jų valdyti, jisai tarsi toksai kaip silpnesnis jaučiasi tose diskusijose. O kai tu įvaldai tą skaičių kalbą, tu žinai, ką ten akcentuoti, ką atkreipdėmėsi, gali diskutuoti bendrose tose dalyvauti diskusijose. Visiškai kitaip sako, mano net balsas, pasikeitė, mano kolegos pastebi, kad mano net balsas pasikeitė. Taip sakau, todėl, kad jūs įgavot pasitikėjimą savim ir dabar žinot, apie ką kalbat. Ir labai man dar smagu, išgirsti naujieną man buvo, kad tu pradėjai nuo HR-o, tai kaip būna kartais finansistai ar ten buhalteriai, jeigu skaičiai jam tik ir viskas, tai pas tave tas kompleksas yra ir žmogiškumas, ir skaičiai, tai matyti dėl to žmonės tave taip ir gerai išgirsta ir pavyksta. Aš labai daug sričių praėjau, nes ir pačiai labai daug ir teko mokintis ir mokyti kitus. Ir visą laiką būdavo ta samplaika tokia verslo, mokymų, augimo asmeninio ir labai dažnai tiek per teoriją, tiek per praktiką aš bandydavau tos dalykus sujungti ir tada pasakot kitiems žmonėms. Tai tiek universitetiniai veikloje virš 20 metų turiu dėstymo patirties, tiek ir versle lygiai taip pat nuo 98 metų. Vedu įvairiausius mokymus, seminarus, bet tuo pačiu esu vėlgi aukščiausio lygio vadovė, atsakinga daugiau negu už 200 žmonių, beveik 300 dabar mano komanda. Tai kaip sakyti, tą viską tiek praktikoje, tiek teorijoje, tiek per žinių perteikimą bandau apjungti. Dalia, o kaip tu matai savo sritį Lietuvoje? Aš tikiu, kad kaip ir viskas keičiasi, eina geryn ir čia eina geryn, bet kaip tu matai, kai mes kalbam apie finansinį raštingumą, ar tai, nežinau, gal galima čia suplakti ar negalima tiek asmeninius finansus, tiek įmonės finansus, bet tu realiai susiduri ir su privačiais klientais, ir su vadovais susiduri, tai kaip
nežinau, aš čia taip padrikai tą klausimą išdrebiau, bet kokios tendencijos, kaip tau matosi? Tendencijos yra tai, kad žmonės pradeda į tai kreipti dėmesį, pavadinkim, ar ne? Vat jie supranta, kad yra kažkas, ko jie gal ne iki galo žino, jie pradeda trupučiuką domėtis, bet yra labai daug įvairiausių mitų ir įsitikinimų ir aišku, tada tokio padrikumo, aš sakyčiau, tai labai žmogui sudėtinga, nes jisai neturi aiškaus plano, nuo ko reikia pradėti, kuo reikia užbaigti, panašiai kaip aš su vadovo magistratūra sukūriau tokį irgi planą, kur irgi sujungiau, nežinau, jeigu taip imsim universitetinius modulius, ten kokius 8 ar 9 gal skirtingus, tam, kad paimt esminius gabaliukus, kad toks būtų bendras paveikslas. Tai lygiai taip pat ir su to finansiniu raštingumu. Yra labai daug temų tam finansiniam raštingume. Ir žmogui sunku susidaryti kažkokį tokį asmeninį tobulėjimo planą, kur yra pradžia, kur yra pabaiga ir kada jau galiu manyti, kad aš esu finansiškai raštingas. Tai gal dėl to, kad nėra tokios struktūrizuotos tos kelionės ir kiekvienas bando rasti savo per klaidas, paklydimus, tai, sakyčiau, daug yra ir mitų, ir netgi propagandos tam tikros šitoj srity. Manipulacijų netgi, pavyzdžiui, kaip mes dabar turim su pensijų fondais visą tą tokią kilusi visuomeninę bazą, taip, ne? Bet reikia suprasti, kieno interesai už to stovi ir atskirti pelus nuo grūdų. Tai tokių, jaučiu, kad žmonės nori, bet vis dar trūksta, pavadinkim, vedimo arba kažkokio jiem nukreipimo, kuo jie galėtų tikėti ar pasitikėti. O kartu yra vėlgi ir net iš tais pačiais žurnalistais, kada kalbina, darom interviu, kalbant apie pačius paprasčiausius dalykus, dar vis labai trūksta žinių, labai. Aš labai džiaugiuosi, kad mes šitą temą šnekam su personalo žmonių auditorija, nes aš galvoju, kad, tikrai jie nuolatos mato ir tuos visus, susiduria. Aš atsimenu, kaip aš tokį gal pavyzdį iš savo asmeninės patirties, kaip buvau personalo vadovė dar vienoje įmonėje. Ir kažkaip seniau, nežinau, ar dabar taip daro ar nedaro, kad gruodžio mėnesio atlyginimą, kad ten kažkaip užsidarytų metus, išmokėdavo gruodį, tai reiškia sausį nebemokėdavo pinigų ir tada jau mano sausio vidurio žmonės pradėdavo eiti su prašymais, kad jie nebeturi pinigų, nes prieš naujus metus išleido ir viskas jau. Tai ir tada tokia man žinutė, kad tikrai mes nemokam tvarkyti su pinigais. Ir gerai, jeigu dabar kalbėtumėm apie asmeninį raštingumą finansinį, kas tai yra ir kas tai nėra, kokia yra, nežinau, supranti, ko aš klausiu? Kokia yra aprėptis. Jo, aprėptis. Ką mes galim, kaip pasakytumėm, kad žmogus su savo asmeniniais finansais tvarkosi kokie yra tokie dedamieji dalykai, kokios dedamosios, kad aš negyvenu, jeigu aš gyvenu taip, kad nuo algos iki algos, tai matyt su manim kažkas negerai jau yra. Taip. Ir jeigu man mėnesio vidury jau pritrūksta pinigų, bet o kas yra Taip, bet čia vėlgi aš sakyčiau, yra, jeigu tu turi finansinius tikslus išsikėlęs ir žinai, kaip tų tikslų pasieksi. Aš nesakyčiau, kad jeigu tu vidury mėnesio nesuduri galo su galu, kad tu esi finansiniškai neraštingas. Klausimas yra taip, ar ta situacija keičiasi ar ne. Nes mes einam per skirtingus gyvenimo etapus ir man irgi buvo kažkada etapas, kai vidury mėnesio pritrūksta pinigų, nes tu kažkur investavai, kažką darai, ten kūrei savo verslą, tiesiog trūksta tų pinigų, nes jų per mažai. Bet lygiai grečiai tu keliesi tikslus ir tu daraisi planą, kaip aš tų tikslų pasieksiu, tiek ilgalaikius, tiek trumpalaikius. Ir yra, jeigu visos tavo mintis yra tik tai apie tai, kaip gražiau apsirengti, kaip geresnę mašiną turėti, kaip gyventi gražesniam bute, kaip išleisti viską ten, nežinau, vakarėliam kažkokiam, tai tada yra nes kalbam apie labai platų padengimą temų, ar ne? Ir žmogus, jeigu taip imti visą jo gyvenimo ciklą, kaip aš rodau, yra tam tikra tokia
banga, ar ne? Ta prasme, jeigu taip žiūrėt pajamų ir išlaidų kreivės, pavadinkim, ar ne, tai yra tam tikras laikotarpis iki 18-22 metų, kada tu praktiškai pajamų dar negauni, bet išlaidos jos vis tiek yra, ar ne? Ir va tą laikotarpį čia dalim tėvai tau kompensuoja tą skirtumą tarp tavo pajamų ir tavo išlaidų, ar ne? Po to jau pradedi gauti pajamas, tos išlaidos kyla kažkiek, ar ne? Bet vis tiek bus laikotarpis, kada tos pajamos auga ir po to jos link senatvės pradės jau leistis, ar ne? O išlaidų lygis, jisai vis tiek liks kažkur tai panašus. Ir va yra klausimas, tada ką tu darai tuo laikotarpiu, kai tavo pajamos viršė išlaidas ir va tą kuprą, kaip tu ją valdai. Ar tu ją visą, kaip sakyt, čia ir dabar jau ir išleidi, ar tu ją bandai kažkaip dar didinti pajamų savo prasme, gauti papildomų pajamų ir galvoti apie papildomus uždarbio šaltinius. Ir ar tu gebi kažkiek atidėti to dabartinio gyvenimo būdo ateičiai. Kad išlaikyti tą patį gyvenimo būdą, ar tu sugebi va tą kuprytę paslinkti kai bus jau vyresnio amžiaus ir nebeturėsi tiek galimybę užsidirbti taip, kaip dabar užsidirbi. Ir aišku, vėlgi, tikslai yra labai labai svarbu, nes aš matau, kad kiek kalbuosi su žmogum, jeigu tu paklausi jo, o kokius tu finansinius tikslus turi, kas susijęs su tavo pajamom, su tavo turtu, su tavo įsipareigojimu kažkokiu valdymu, su tavo aprūpinimu pensijoje, su tavo kažkokiu tai taupimu atskiriam tikslam, dažniausiai žmonės jos turi labai tokius išplaukusius. Ir pirmiausia, tai nuo tikslų reikia ir pradėti. Aš kažkada tai turėjau dar universitete net kitokį užduotį, mums buvo užduotis pasidaryti savo asmeninių finansų planą. Ir tada irgi buvau susirašius, ko aš norėčiau ir koks mano atlyginimas turėtų būti ir panašus dalykai. Tai po truputio po to eini link tų dalykų eini. Ir jau nekalbant apie šeimos finansus, kur dar sudėtingiau pasidaro, nes tada nebe aš viena planuoju, o planuoju kartu su savo sutuoktiniu. Ir tada jau reikia 2 žmonių, o jeigu dar vaikai, tai ir 4 ir 5 suderint tikslus ir interesus. Tai po truputį taip ir mokaiesi. Tai gerai, tai turiu tikslus. Taip. Ir tada kokios gali būti priemonės tikslam įgyvendinti? Tada aš turiu tikslus, taip. Tada turiu pasižiūrėti, kur aš esu. Kokios yra mano pajamos, kokios yra mano išlaidos, koks yra mano sukaupta, kokie yra įsipareigojimai turimi ir koks yra mano sukauptas turtas šiuo metu. Ar ne? Tai aš turiu tokį įrankį ir mes šeimoje tai jau turbūt kokie 7-8 metai darom tokią šeimos balanso lentelę ir čia yra sąsaja su įmonės balansais, bet iš esmės šeimos balansą. Kada tu susirašai vienoj pusėje, ką tu turi, tai yra, ten, nežinau, namas, mašina, ten kažkokios investicijos ir taip toliau. Kitoj pusėje yra tavo surašytos skolos, įsipareigojimai, ten būsto paskola, ten, nežinau, lizingas automobilio ir panašiai. Ir tada iš to, ką turi, atėmus skolų dabartinę vertę, gali gauti, o kiek tu šeimoje turi to savo nuosavo užgyvento kapitalo, nuosavo pinigų. Nes tai, kad pas tave viskas yra užskolinta, tai dar nereiškia, kad tu esi turtingas. Tai yra klausimas, kiek yra tų asmeninių pinigų, kurie jau liktų, jeigu tu viską likviduotum, visas skolas likviduotum, turtą parduotum. Ir kas yra tas kapitalas tavo? Nes tas kapitalas po to jis gali būti naudojamas įvairiom reikmėm. Jis gali tiek vaikų aprūpinimui, tiek savo pensiniam aprūpinimui, tiek šiaip gali tarnauti krizės kažkokio atveju, kaip tavo įsigelbimo kažkokia parašiutas, pavadinkim, ir panašus dalykai. Ir mes, pavyzdžiui, šeimoje, tai net keliame savo tikslus, kiek to nuosavo kapitalo mes turim sukaupti per laikotarpį. Ir paradoksiškai, bet gali būti, kad, pavyzdžiui, net ir skolintas lėšas mes naudojam tam, kad didinti savo kapitalą. Nes skolintos lėšos, tarkim, ta pati būsto paskola, taip dabar palūkanos yra pakilę, bet vis tiek jos yra ten 4 procentai euriboras, ten 2 procentai marža, tarkim, 6 procentai investicijų vidutinė grąža ilgalaikė, jinai bus tarp 8-10. Tai bet kokiu atveju net ir turėdamas būsto paskolą ir tos pinigus investuodamas, o negrąžindamas anksčiau laiko būsto paskolos, tu ilgoje perspektyvoje tu didini savo šeimos kapitalą. Ir tas yra šiek tiek prieštaringa tam, kaip žmonės apskritai įpratę yra tvarkytis.
Tai grąžinti būsto paskolą anksčiau ne visada Ne visada apsimoka. apsimoka. Tai. Mhm. Vat pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, galbūt mes irgi čia šnekėsim apie mokestinės visokias lengvatas, bet jos iš tiesų yra labai svarbus aspektas, kurį reikėtų įvertinti, nes vėlgi klausimas, kokius tu pinigus investuoji ir kiek tu naudojasi mokesčių tam tikrom lengvatom, ar ne? Nes tie, kurie daro verslus, jie labai gerai moka naudotis mokesčių lengvatom. Mes savo supratimą turim, kad visą laiką investuojam, apmokestintus jau pinigus, tos, kuriuos tu gavai kaip Taip, algą ir taip. tada jau investuoji. Bet pavyzdžiui, yra toks įrankis kaip trečios pakopos kaupimas su darbdaviu. Irgi, HR žmonėm turėtų būti pakankamai gerai žinoma priemonė, kur yra 70% mokesčių lengvata įmokom į trečią pakopą, jeigu žmogus kaupia su darbdaviu. Tai gali būti skirti premijiniai pinigai, tai gali būti papildomas darbdavio skatinimas. 70% nauda. Tai vat, kai tu skaičiuoji, ar man pasiimti tos pinigus, kurie apmokestinti ir grąžinti būsto paskolą, ar man pasiimti prieš mokesčius pinigus ir juos investuoti savo trečią pakopą. Tai matematika yra akivaizdi, ką reikia daryti. Dalį mes apie šitą trečią pakopą pasikalbėsim Tips and Tricks rubrikoje HR klubo bendruomeniai. Taip, bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad yra labai svarbus aspektai ir atrodo, kad žmogus kalba apie tai, kad aš noriu susitaupyti, ar ne, ta prasme, bet jeigu tu tą taupai tik tai iš algos ir nesinaudoji nei mokestiniam lengvatom, nei paskolom, nei investuoji, tai tau tas taupimo kelias, jisai bus labai varginantis ir sunkus. Gerai, o kaip dar galima susitaupyti? Apie investicijas gal aš noriu kažkaip pakalbėti, nes va čia irgi dar įdomus dalykas, nes dabar irgi tokia, sakyčiau, ant bangos tas reikalas, vis daugiau ir daugiau informacijos yra apie tai, ką čia reikia žinot pradedančiam. Tai tikrai yra kiekvienam tas investavimas. Taip. Kertinė nuostata, kurią aš manau, kad reikėtų vadovautis, tai yra tai, kad jeigu aš tik tai taupysiu, bet neinvestuosiu, tai tas bus labai, kaip ir sakiau, varginantis kelias. Taip. Reiškia, finansiškai raštingas žmogus, jisai galvoja, kaip man šalia algos gauti papildomus pajamų šaltinius. Ir antras pajamų šaltinis šalia algos yra jo to investicinio portfelio grąža. Trečias pajamų šaltinis gali būti kažkokios tai pasyvios pajamos, kurias jisai susikuria. Tarkim, ten, nežinau, išleido kažkokią, ten, nežinau, dainą ar knygą parašė, ar galų gale tą patį netgi butą nuomoja ir gauna kažkokią tai srautą, ar ne. Tai vat, jeigu tu turi tik tai vieną pajamų šaltinį, tai tas vėlgi rodo tam tikrą tavo finansinio raštingumo laipsnį. Jeigu turi kelis pajamų šaltinius, tu tampi labiau, kaip čia pasakyti, labiau nepriklausomas ir turintis daugiau galimybių daryti kažkokius tai sprendimus, ar ne. Dabar žmonės visą laiką pradedantis investuoti, jie įsivaizduoja, kad investavimas tai yra, kad vidutinė maždaug metinė grąža yra kokia plus 30% ir nieko neprarandu niekada. Bet tokie turbūt yra dvi pagrindinės nuostatos, kad jeigu aš jau investuoju, tai mano grąža taip ir turėtų būti tarp 20, 30, dar geriau būtų 40 ir kad stabiliai kiekvienus metus va tiek ir gausiu. Ir tai yra dvi pagrindinės klaidos. Tai yra įsivaizdavimas arba lūkestis, kokia ta grąža turėtų būti, nes, vėlgi aš dirbu tam pasaulyje, matau, kokios tos grąžos iš tiesų ir 10% vidutinė metinė ilgalaikė grąža yra nuostabus rezultatas. Nuostabus. Jau po visų ten apmokestinimų gerai 8 gal procentai liks, bet paskaičiuokit, jeigu kiekvienais metais po 8% grąžos gauti per ilgesnį laiką susikaupia tikrai didžiulės pinigų sumą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad svyravimai jie yra neišvengiami. Ir kiekviena priemonė, jinai turi savo elgsenos, pavadinkim, mechanizmą, ar ne? Aš kartais per mokymus sakau, jeigu jūs įsivaizduokit teniso kamuoliuką
jisai turi tam tikrą jėgą, ne? Jeigu aš jį trenkiu į žemę, jisai atšoks su tam tikrą jėgą, jisai turi tą vat, judėjimo jėgą, net, nežinau, pasakytų fizikai, ten kinetinė ar kokia ten ta jėga. Jeigu aš metu obolį ant žemės, jisai greičiausiai terkštels, jisai neatšoks. Tai vat lygiai taip pat, pavyzdžiui, terminuoti indėlį, taip, jų grąža, tam prisiskaičiuos kiekvieną mėnesį stabiliai, bet ar gali terminuotas indėlis uždirbti plus 30, jisai niekada neuždirbs plus 30. Ar gali jisai būti minus 30, tai nebent bankas bankrutuotų, tai tada taip. Bet šiaip ten taip ir bus, vat kaip tas obolys, ar ne, ta prasme, palūkana prie palūkanos, bet ten niekada nebus kažkokių didesnių rezultatų. Lygiai taip pat akcijos, vėlgi, jeigu tu į akcijas investuosi periodiškai, trumpuoju laikotarpiu gali būti ir plus 60 ir minus 60. Tai yra, kaip loterija, ta prasme, ir niekas nebando netgi spėlioti. Yra žmonių, kurie bando, bet tas, niekas dar nerado to sėkmingo rakto. Bus taip, kad trumpuoju laikotarpiu bus ir plus 60 ir minus 60. Bet tu, jeigu investuoji periodiškai, kantriai, ilgą laiką, tu pamatysi, kad vidutinė tavo metinė grąža, jinai rašys tarp 80% akcijose, bet investavimo horizontas turi būti 10-15 metų ir daugiau. Tada taip ir bus. Trumpuoju laikotarpiu gali būti taip, kad bus minus ten 40 ir tau teks iškentėti tą minus 40, nieko nedarant su tom investicijom. Ir tas yra labai sudėtinga, nes žmogus, kuris pirmą kartą pradeda matyti tą elgseną skirtingų tų priemonių, jisai nesuvokia, kad taip gali būti ir kad čia nieko blogo su tuo nėra. Prasideda tada panikos kažkokia ataka, atrodo, kad jį ten ar apiplėšė, ar dar kažkas atsitiko ir kad su tuo reikia čia ir dabar kažką daryti. Sakau, nieko nereikia daryti. Bet pas mus ateina žmonės, būna ten, kai būdavo anksčiau dar tos krizės irgi pensijų fondų. Atbėga, viskas, akis išplėstos. Ką man daryti? Jo, ta prasme, pasaulis griūva. Sakau, kiek jums dabar metų dar iki pensijos? Dar 20 metų. Tai sakau, atsisėdam ramiai, išgersit kavos, eisit pro tas duris ir susitiksim po 20 metų. Tarsi nėra ką dabar daryti, todėl kad tokia yra elgsena, kaip tas kamuolys ir kaip ta, reiškia, obolys. Ar ne? Ir tą reikia treniruotis. Aš sakau, kiek aš esu mačius net iš draugų savo tarpo, kurie man pasako, sako, žinai, pradėjau investuoti, dabar žiūriu, kas čia darosi. Ir kol nedidelės tos sumos nukrenta ten 100 eurų, 200 eurų ir tai atrodo daug. Bet tu, kai susikaupi, pavyzdžiui, aš dabar jau nuo 2007 metų, tai jau investuoju, to bus 20 metų, ar ne? Tai jau didelė suma susikaupia per ilgą laiką ir kai gaunasi dideli svyravimai, tai svyruoja po keliasdešimt tūkstančių. Ir tu matai, kad nukrito ten 20 tūkstančių, tai buvo per paskutinę ten COVID. 20 tūkstančių sumažėjo portfelio vertė. Ir tu galvoji, žinai, per metus aš tiek net nesusitaupyčiau, turbūt kiek man nukrito, bet iš kitos pusės aš turiu savo ilgalaikius tikslus, aš žinau, kiek man tais metais reikia skirti taupimui. Ir dabar galvoju, aš taupimui turėčiau skirti per tuos metus, tam panašiai tiek ir turėjau skirti 20 tūkstančių su darbdavio ten tom įmokom, su visais mokesčiais, apie 20 tūkstančių. Galvoju, ką man dabar daryti? Ar man skirti tos pinigus ir juos investuoti? Ir galvoju, taip, taisyklė sako, nesvarbu, kas įvyktų, laikaisi savo plano ir toliau investuoji periodiškai. Ir tą darai ir po to rezultate pamatai, kad viskas atšoko ir tie pinigai, kurie buvo nukritę, ir tie, kurie buvo naujai investuoti, jie irgi pakilo ir dabar galutinis rezultatas, kad iš visų sukauptų pinigų, čia bandžiau skaičiuoti, turbūt trečdalis yra ta suma, kurią aš pati mokėjau. Likusi dalis yra ir lengvatos mokestinės ir yra gražu. Tai vat. O Dalia, apie tą investavimą kalbant, jisai yra visiems, ta prasme, ar reikia kažką tai pasiruošti, reikia kažką išmokti, sužinoti, kad pradėtum investuoti? Ar, pavyzdžiui, jeigu turi atliekamą ten 100 eurų per mėnesį, išsirenki fondą kokį, ar ten kažką ir investuoji? Kaip čia? Taip. Aš visą laiką sakau, mes visą laiką laikomės tokios finansinės piramidės, yra, tokie poreikiai žmogaus. Yra tie tam tikri baziniai poreikiai, kur aš turiu turėti susikaupęs rezervą juodai dienai. Tai yra saugumo tavo poreikis. Jeigu kažkas atsitiks, kad nebūtų taip, nes esu mačius pavyzdžių,
1000–2000 eurų yra didžiulė žmogui problema, iš kur man gauti, jeigu kažkas atsitinka. Taip neturėtų būti. Ir tas žmogus, jisai labai blogai jaučiasi viduj, nes jisai tada eina su ištiesta ranka ir prašo visų, ir tai yra labai nemalonu. Aš esu irgi gavęs tokių ir prašymų, ir pagalbos, ir visokių kitokių. Ir matau, kaip tam žmogui diskomfortiška pasakyti, kad aš esu dabar, kažkas atsitiko ir man reikia 1000–2000 eurų. Taip neturėtų būti, ar ne? Kiekvienas žmogus turėtų turėti tam tikrą savo finansinę pagalbę susikaupęs. Rekomenduojama 3–6 mėnesių pajamų dydžio, bet jinai turėtų tenais būti. Ir tai turėtų būti grinais? Ir tai turėtų būti, jinai gali būti terminuota mindėlė, pavyzdžiui, tie pinigai gali būti kaupiamąją mindėlė, kažkur tai, prasme, jisai gali būti netgi obligacijose, pavyzdžiui, jeigu obligacijos yra prekiaujamos viešai ir tu galėsi jas parduoti. Taip, tai gali būti, ta prasme, tokiose saugesnėse priemonės, kurios kaip tie oboliai, ta prasme, nešukinėja kaip kamuoliukai, ar ne? Tai va, šitas būtinai. Antras dalykas, tu turi pasirūpinti savo ilgalaikę perspektyvą. Žmonės to nesuvokia, pas mus vis dar trūksta žinių, daug labai kritikos. Pensijų fondai tie patys yra tavo ilgalaikė perspektyva. Antra pakopa, kur praktiškai dvigubina valstybė įmoką, duodama skatinamą įmoką, tai tu dedi 3% nuo algos, dar 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio gauni papildomai. Plus yra labai maži mokesčiai, plus ilgalaikė investicinė grąža. Gerai, nesukaupsi tu ten gal milijonų, nes nedaug labai kaupi, bet tai bus tavo rezervas vėlgi, po to jau kai pradedi turėti vaikų, jeigu nedaug dievė numirsi, tai yra paveldėjami pinigai ir kiek aš esu mačius, kur avarijose būna žūsta ten tėvai ir visa kita, tie pinigai jie labai labai praverčia šeimai, ar ne? Trečia pakopa, nes tu turi, būdamas iki 30 metų, tu turi atidėti 10% savo pajamų, atidėti ilgalaikiam taupimui. Nes priešingų atveju, kuo toliau bėga laikas, tau tuo daugiau reikės atidėti ir tuo sunkiau bus sutaupyti. Ir vat mes, pavyzdžiui, aš kaip skaičiuoju, tai yra tokia irgi schema, kad iki 30 metų savo pensijai jau turi būti atidėjęs vieną metinį atlyginimą. Vieną metinį atlyginimą iki 30. Iki 35 2, iki 40 3 metinius atlyginimus jau turėtum turėti savo pensiniam kaupime. Taip, palauk, jeigu man dabar 40 metų, kam vienetai, aš jau turiu 3 metinius jau turėtum. 3 metinius atlyginimus atsidėjus. Kur aš turiu juos būti atsidėjus? Investavus. Investavus. Jo, gali būt taip, kad jie bus, tarkim, aš labiau renkuosi pensijų fondus, todėl kad tai yra labai paprasta, todėl kad tai yra išskaldyta, tau nieko nereikia sukt galvos, tu pasirenki pagal savo amžių ir tu gauni investicinį portfelį, kuris apima beveik 9000 įmonių akcijas, tai jeigu pats investuotum, tu net nelabai tokį aprėpti ir pasiektum. Obligacijas tu gauni tokių įmonių, kurių tu pats nenusipirksi turėdamas ten 100 eurų. Tu turi valdytojus, kurie valdo ir žino, ką ten daryti ir kada reikia daryti. Ir turi labai paprastą mechanizmą, kaip tau mokėti lėšas periodiškai ir investuoti. Ir dar plus naudojasi mokesčių lengvatomis. Tai labai viskas paprasta, ar ne? Tai 3 mėnesinių atlyginimų rezervas, kai tau 40, būnant 45, 5 mėnesinių atlyginimų rezervą jau turėtum turėti. Tai šuolis. Todėl, kad pradeda ir grąža, ta prasme jau taip ir gaunasi, ta prasme grąža jau pradeda akumuliuotis ir tie pinigai jau jie uždirbami yra ir nuo grąžos, nes pradžioje, kol pradedate matytis jau palūkanų efektas, jisai užtrunka laiko. Tai va, ir labai dažnai būna, kad žmonės šitą taupimo planą jie net neįgyvendina ir tada jie pradeda investuoti kažkokiem tokiem kitokiem dalykam, nors jie ilgalaikę savo perspektyvos nėra susitvarkę. Tai va, šitą bazę sutvarkius, tada toliau gali jau investuoti kitiem dalykam. Tai yra, tarkim, nežinau, žiūrint, ką tu nori, vaikų kažkokie mokslai, ar tai kažkokia, tau, jeigu turi kažkokio atliekamų lėšų, žinai, kad po 3 metų ar 5 ten kažką planuoji pirkti, kad jie nestovėtų, vėlgi juos gali įdarbinti, bet tai tada priemonės, aišku, atitinkamas turi pasirinkti. Neinvestuosi į akcijų fondą, jeigu investuoji 3 metam arba 5, per daug didelis svyravimai. Tada renkėsi, pavyzdžiui, obligacijas, renkėsi, gali būti net ir tos pačios peer-to-peer platformos, jeigu išskaldai pakankamai investiciją, bet išskaldyti reikia.
Auginančių pokalbių klausytojams ir žiūrovams noriu priminti, kad mūsų laidos rėmėjas HR Hint Online teikia paslaugas personalo valdymo srityje. Taigi, jeigu jūs savo organizacijoje neturit personalo vadovo, žinokit, kad mes galim užtikrinti personalo valdymo. Žinokite, kad mes galime suteikti personalo vadovą, kuris spręs jūsų personalo valdymo iššūkius. O jei ieškote mokymų, HR Akademija ir HR klubas yra puikus sprendimas tiek savo kompetencijai kelti, tiek būti nuostabios bendruomenės dalimi. O Dalia, dar pakalbėkime apie ūkdymą finansinio raštingumo. Dabar tai, kad tu pasakai, iki 30 metų turi būti sukaupęs 1 metinį atlyginimą. Tai aš, nežinau, drįstu teikti, kad čia vienetai tokių. Kokių tu gerų pavyzdžių matai, kaip yra daromas vaikų ūkdymas finansinio raštingumo temoje? Ką reikia mums? Aš pati turiu 3 vaikus, ką man su jais reikia daryti? Tai mano jau vyresnioji jinai investuoja į vieną platformą, po 20 eurų atsideda kas mėnesį. Mes pervedam, iš kišenių pinigų. Bet kokie dar yra sprendimai, kaip su tais vaikais reikia dirbti? Čia mes nukrypstam nuo organizacijų, bet galvoju, tikrai labai aktuali tema. Tai tas pats. Mokyti juos keltis tikslus ir turėti kantrybės jų siekti. Tai va čia turbūt pats svarbiausias dalykas. Tai yra, neperku šiandieną, nes reikės tų pinigų rytoj. Ir gebėti išmokti priimti racionalius išlaidų darimo sprendimus. Čia vienas turbūt pagrindinių dalykų. Ne tai, kad dabar čia užsimaniau, tai čia ir dabar aš tą ir perku ir ten keliu kažkokį tai triukšmą, kad tėvai ten nerealizuoja mano svajonių. Tai va, ir tas nėra lengva, nes žmogui atsisakyti dabarties kažkokio tai vartojimo vardan ateities, čia yra toks vienas pagrindinių įgūdžių, kuriuos reikia išsilavinti. Ir čia tas pats su tai Zefyro testais, kur negaliu aš sulaukti ir vis tiek suvalgysiu tą Zefyrą, nes kam čia laukti. Ir daug žmonių, tą tokį šiek tiek savęs apribojimą dabartį, jie supranta kaip kančią, kaip nuopaudą kažkokią, kaip savęs, nežinau, ten pažeminimą, kaip dar kažką. Ir tai va čia, sakyčiau, tokia vienas pagrindinių dalykų. Tai yra rodyti, kaip mes, tėvai, kiek mes keliamės tikslus, aš irgi turiu 2 vaikus, tai sakau, šiandieną nepirksim, nes dabar taupome kelionį. Mes važiuosim į kelionę, tu norėsi kelionį ten kažką daryti. Nepirksim šiandien to žaisliuko, arba galim šiandieną skirti ten po eurą. Kiekvienai tai išlaidai, nes toliau turim savo tikslus, kurių reikia siekti. Tai va šitas pats svarbiausias dalykas. Ir diskutuoti apie tai, diskutuoti apie šeimos tikslus, diskutuoti, kaip mums sekasi, diskutuoti apie kaip mes tvarkome su pinigais, kaip tvarkome su mokesčiais, kaip tvarkome su savo investicijom. Kad jie tą matytų kaip pavyzdį, kad šeimoje vyksta ta tema, kažkokia pokalbiai, diskusijos ir panašiai. O po to jau, kai tampa jau šiek tiek vyresni, ten 13-14 metų, tai jau jie drąsiai gali pradėti investuoti. Nors dabar yra priemonių investavimai netgi nuo 7-8 metų, kur vaikai ir patys gali jau pradėti. Tam, kad pradėtų irgi suprasti, o kaip čia tos akcijos, kaip jos svyruoja, kaip čia tas portfelis, pradžiai pažaidimo forma, o po to jau rimtesnė forma. Organizacijose tu irgi daug minėjai ir su vadovais dirbi, ir su personalo vadovais, ir vedi mokymus. Gal turi kažkokių tai irgi tokių pavyzdžių, kaip organizacijos padeda žmonėm ugdyti? Šiaip yra, mes ir dabar turim projektą su keletu iš savo klientų. Tai irgi ir patys darom finansinio raštingumo mokymus ir dalyvaujam kituose projektuose, kur daro. Tai yra organizacijų, kur personalo net vadovai yra pasakę, kad ugdyti finansinį raštingumą yra mūsų tikslas ir pagalba tiem žmonėm. Ir realiai šitoks požiūris, aš manau, yra labai pažangus požiūris, todėl kad kiek teko domėtis irgi tyrimuose, Amerikoje ne vienas tyrimas buvo darytas, kad žmonės, kurie jaučia finansinį stresą, jų visi kiti rodikliai darbe, jie irgi prastėja, jų įsitraukimas, jie nori keisti tada darbdavį,
jie sprendžia savo asmeninės problemas darbo metu, o ne darbo problemas, darosi ten konfliktiški ir taip toliau. Krūvos problemos atsiranda dėl to, kad žmogus, vat, kaip tavo papasakotoj situacijoje, vidury mėnesio jau nebeturi pinigų. Aišku, kad jam yra stresas ir jisai tik apie tai ir galvos, negalvos apie tai, kaip man gerai projektą kažkokį tai padaryti. Tai va dėl to auklėti ir rodyti, kodėl tą reikia daryti ir ugdyti žmogaus tą finansinį raštingumą, nes aš ant savęs galiu pasakyti, kad žmogus, kai pradeda turėti tam tikrą finansinį rezervą, susikaupęs ir tą patį 3-6 mėnesių atlyginimo kažkokį tai rezervą, pensijų fonduose, dar kažkokiose investicijose, tu visiškai vidujiniai pradedi kitaip jaustis, nes tu nebebijai, kad jeigu ten ar tavo išmes iš darbo, ar dar kažkas atsitiks, kad tau reikės išeiti gatvę ir su ištiesta ranka stovėti, ar ne? Tu viduj pradedi kitaip jaustis, tu nesijauti toks vargšas kaip visą laiką. Ir tavo keičiasi viskas, ir elgesys, ir manieros, ir tai, kaip tu pas save pateiki kitiems žmonėm, ir galų gale, kas tik tai nori. Ir yra dar pastebėta net ir iš mūsų klientų, kur mes ir patys dalyvavom finansinio raštingumo mokymuose, kad jie sako, tie žmonės, kurių pagerėja finansinis raštingumas asmeninis, jie ir versle pradeda priimti labiau pamatuotus sprendimus, labiau pagrįstus, argumentuotus, finansiškai apskaičiuotus, nes jie supranta to apskaičiavimo naudą. Tai dar toks efektas ir tą parodo ir tyrimai. Ir mūsų klientų, kurie darė. Tai dėl to aš galvoju, kad tie HRistai yra dalis, kurie sako, kad finansinis raštingumas čia kiekvieno asmeninis reikalas. Yra tokia dalis, kurie taip sako, bet yra dalis, kurie sako, ne, mes kaip organizacija, kadangi suprantam, kad žmonėm trūksta laiko ir galimybių įsigilinti šitą temą, mes kažkokį tai dėmesį tam skirsim. Ir tada kviečiasi, jau darosi kažkokius ten mokymus ar ciklus, ar kviečiasi partnerius, labai įvairios formas dabar yra. Aš visiškai sutinku, Dalia, su tuo vidiniu saugumu, nes aš irgi atsimenu save, prieš kelis metus dalyvavau irgi asmeninių finansų kažkokiuose mokymuose ir ten lektorė rekomendavo atsidaryti saugumo dėžutę ir dėti po tam tikrą pinigų sumą, tu sakai, tiem keliem mėnesiam į priekį. Ir tikrai, kai aš tą tikslą pasiekiau, tai tas toks vidinis žinojimas, kad it's okay, jeigu kažkas čia man ir nepaeis, tai aš tą laiką, kol sugalvosiu, ką daryti kito, kažkaip tai turėsiu. Aš esu dabar irgi čia rašiausi tokiam mokymam, tai yra tokia finansinių poreikių irgi hierarchija. Taip ir vadinasi, ir jinai lygiai gretinama yra Maslow poreikių piramidė. Ir tada kiekvienam tam Maslow poreikiu yra tada jau atskiras, tas, kaip ir aš sakiau, ta prasme, nuo 3-6 mėnesių rezervo, draudimo tada aspektai, kurie irgi saugumą suteikia, tau turi turėti draudimą savo, nuo kritinių ligų, nedaug dievė koks vėžys. Šeimai, jeigu yra nuo tavęs priklausomi žmonės, aišku, ten turto draudimą kaip visą laiką, ar ne? O tada jau yra taupimas ten pensijai, investavimas ir toliau jau ten paveldėjimo netgi planavimas, nes žmonės, kurie sukaupia didesnį turtą, jie po to pradeda galvoti, kaip aš tą perduosiu savo vaikam ir kaip tas turės kažkokią tai testinumą, ar ne? Ten vaikų mokslai ir panašiai. Tai bet jau tie prilyginami Maslow yra tie savirealizacijos, savišraiškos, kažkokia tai kaip čia įprasminimo savęs ir ne, ta prasme, kažką palikti po savęs, tai irgi yra netgi su lygia gretina. Ir kada tu patenkini savo tos bazinius poreikius, aišku, kad tu esi visiškai kitaip jautiesi, kai jie yra užpildyti, negu kad jie yra neužpildyti. Ir sakau, man labai labai gaila, nes matau kartais žmonių, kurie, atrodo, irgi ir turi ir puikias specialybės, ir darbus, ir panašiai, bet kaip ir sakiau, ištikus kažkokiam tai netikėtam įvykiui, tai galvoti, kaip jūs tada gyvenat. 1000-2000 eurų yra didžiulė problema ir tas žmogus visas drebantis, nes jisai nežino, jam skolins, neskolins, o būna dar tokie atvejai, pavyzdžiui, skyrybos. Tokie, kur, kaip čia pasakyti, kai žmogus ir taip jaučiasi nesaugus ir jisai, kadangi dar nėra tas turtas ten ar atidalintas ar dar kažkaip, tai tada ir prasideda toksai labai sudėtingas periodas. O Dalia, ką tu patartum žmonėm, kurie dabar klauso mūsų ir sako, gera, tau šnekėtų, man nuo algos iki algos gyvenu, kur tuos 10% gaut, kad atsidėčiau? Galvot, kaip didinti pajamas. Aš visą laiką gyvenime savo keldavausi šalia lygiagrečiai to, kad tu turi taupyti, bet tu lygiagrečiai galvoji, kaip man padidinti savo gaunamas pajamas.
pavyzdžiui, kaip iš mirties taško išjudėti, kai atrodo, kad, kur čia padidinsiu, tai nuo ryto iki vakaro dirbu, ką dar man daryti. Nu, tai vad klausimas, ar noriu nuo ryto iki vakaro dirbti. Ir visą laiką mokslai ir investavimas į save yra numeris 1. Visada skirt laiko kažkokiam naujam įgūdžiam, kažkokiam naujom žiniom, kas tau gali atverti. Ir aš galiu pasakyti, netgi vėlgi, kadangi pati mokymų industrijoje ilgą laiką sukuosi, aš esu mačius ir tyrimus, ir skaičiavimus, kiek pasikeičia žmonių gaunamos pajamos baigus ten aukštąjį mokslą arba baigus konkrečią studijų programą. Yra netgi daro tyrimus tas pačios mūsų aukštosios mokyklos. Kartais. Kartais. Ir žmonės, aišku, kartais nutingi jo, nes reikia išeiti iš komforto zonos, reikia vakarais mokytis, reikia savaitgalius skirti, negaliu pasidėti lauko terasui, reikės eiti ten kažką mokytis. Bet jeigu tu jauti, kad tavo žinios jos nepakankamos, tai tu keliesi tikslus, žiūri, kokius man įgūdžius papildomai reikia gauti. Tai gali būti vienas. Antras dalykas gali būti iš savo kažkokio hobio, pomėgio ir taip toliau, vėlgi gali gauti kažkokias papildomas pajamas šalia. Gerai, gal tu ne profesiniai veikloji, bet tada kažkoks tai asmeninis verslas ar kažkas tai. Gali būti kažkokia nekilnojamo turto nuoma, ar ne, ten sugalvosi išnuomosi netgi kambarį, ten savo bute gali, taip sakyti. Visaip, ta prasme, bet tu turi kelt savo tikslą ir nebūtinai tikslas sutaupyti ar dabar susispausti, gali būti pagrindinis tavo tikslas. Nes aš tai, vėlgi, nelabai to tikiu, kad ten gali per pusę susimažinti savo ten išlaidas, nes, vis tiek jau yra kažkoks gyvenimas. Taip, tiesiog pavargsi tiesiog nuo tos disciplinos, turbūt rutinos. Aš visą laiką labiau žiūriu tą pusę, o kaip man padidinti. Ir kai tu pradedi, ypač investavimą, jau kai pajungi ir kai tu matai, kiek tų pinigų ateina jau iš palūkanų, iš grąžos ir iš viso kito, tas labai maloniai papildo irgi tavo pinigų srautą gaunamą ir tu galvoji, žiūrėk, įkrito mokėjimas, galvoju, kas čia per mokėjimas, nieko nelaukiu, o čia obligacijų ten koks kupono palūkanos. Visai malonu. Tai galvoti apie papildomus pajamų ir keltis tikslą, kad man reikia gauti daugiau tiesiog. Man dar atsimenu, kažkada irgi įvykęs buvo toks irgi lūžis gana reikšmingas, kai suvokiau, kad pirmą turiu susimokėti savo. Irgi iš kažkokių mokymų išgirdau, kad tos 10% atsidedu į kažkokią ten sąskaitą, kuri nenaudojama yra. Ir tada jau sukuosiu su tuo, kas likę, bet aš jau žinau, kad jau ten atidėta. Taip, ir čia tas įgūdis, jisai turbūt pats vėlgi svarbiausias, kad automatiškai, geriausia tai būtų automatiškai iš karto nusiskaito, kai tik tai gauni. Nes daugelis taip ir sako, kad tu po to, jeigu atidedi taupimą mėnesio pabaigai, tai dažniausiai nieko tu ten nebesutaupys. Viskas turi būti automatiškai, pas mane irgi e-sąskaitos sudarytos arba periodiniai pavedimai, kurie automatiškai nuskaičiuoja ir paskirsto tus pinigus ten, kur reikia. Dalia, dar pabaigai jau matau, kad mūsų laikas eina tiksi minutės. Ką pasakytum tiem, kurie sakys, aš toksai humanitaras, man skaičiai, ne man, čia dabar tikrai kalbėjau apie tokius, kai kuriuose vietose aš pati net, kai galo nebesupratau, bet nebesigilinau, gal atskirai tavęs, kada paklausinėsiu. Tie, kurie sako, ne man čia tas. Tau, aš galiu pasakyti. Aš esu mačius vėlgi žmonių, kurie procentų nemoka suskaičiuoti, bet taip, ačiū Dievui, kad ne apie mane. Taip, yra žmonių, kurie procentų nemoka suskaičiuoti, bet vis tiek pradeda mokintis. Taip, ir geriau, kaip čia pasakyti, taip, tas bus toksai, kad truputėlį išeinu iš savo komforto zonos, bet to nereikia bijoti. Prasme, čia nėra kažkokie ten logaritmai, nežinau, ten kelimas, ten trupmeninių laipsnių dar kažką. Nieko čia tokio paprasto nereikia, čia tie patys pinigai, kuriuos mes gaunam, išleidžiam. Nėra raketų mokslas ir nereikia labai visko galvoti, kad čia labai viskas sudėtinga. Viskas daug prašiau. Bet nebijoti, prisileis savo ir neužsirakinti toj baimė. Nes kaip pagalvojom, irgi čia iš tos diskusijos metu mes pagvildenom, kad tai yra dėl to vidinio jausmo gero, dėl vidinės ramybės, dėl užtikrintumo, dėl savo ateities, dėl savo vaikų galų gale ateities. Tai tikslas didelis labai. Absoliučiai, taip. Ir to tokio turėjimo stuburo visame kame.
Nes aš net ir darbe, man kaip vadoviai tenka susidurti su žmonėm, kurie nekelia savo tikslų. Netgi eina kalba apie atlyginimo padidinimą, jisai neturi ambicijos, kad jam turėtų būti didesnis tas atlyginimas. Ir būna, pavyzdžiui, pagrindo, kada tikrai galėtų prašyti, todėl kad daro karjerą šuolį, tarkim, pereina, prisima daugiau atsakomybę, daro pastangas. Sakau, tai kiek įsivaizduotum, kad norėtum gauti? Tai ten keliais procentais daugiau. Bet jie net nekelia savo tikslo, kad jisai norėtų ten uždirbti 15-20% daugiau, ir ten 30%. Nors visiems atrodo trūksta tų pinigų, bet tu kelk pirmiausia tikslą, tu kelk, kad tu nori uždirbti, tu kelk tikslą, kad aš noriu sukaupti kažkokio turto ir viskas nuo tikslo ir prasideda. Jeigu tu neturi tikslo, tai tie pinigai jie niekur neatsiras iš dangaus. Dalia, man be galo patiko mūsų pokalbis, labai dėkui, kad pasidalinai taip išsamei, paprastai, taip tikrai savo patarimais ir man pačiai daug raudonų lempučių užsidegė, kur dar turiu ir pasimokyti, ir sužinoti daugiau, ir tam tikrus veiksmus padaryti. Ir tas man kelių metų atlyginimas, man toks, reiks kažkaip suktis. Tuoj kem 5, tai jau... Taip, bet tu pradedi keltis tos tikslus ir tada tu pradedi ieškoti priemonių tą padaryti. Ir tada tu pradedi suprasti, pavyzdžiui, kad jeigu aš pats taupysiu, tai man čia užtruks tiek. Jeigu aš pasitelksiu darbdavio kaupimą, tas bus žymiai greičiau, ar ne? Jeigu aš dabar grąžinsiu būsto paskolą, bet neskirsiu taupimui, vėl ta situacija vėl kitokia, ar ne? Ir tada pradedi kažkaip galvoti, kokie tie sprendimai turėtų būti. Bet viskas nuo tikslo prasideda vis tiek. Super, dėkui tau labai. Ir pabaigai aš turiu mūsų draugų Esu Design dovaną. Čia yra knygų dėklas, tai aš nebejoju, kad tu daug skaitai, tai bus toks rūbas knygai, kad nenudiltų ir nenusipurvintų. Ačiū. Tai dėkui tau labai ir aš atsisveikinu su mūsų klausytojais ir pašnekovais. Mes su Dalia dabar pratęsime pokalbį, kuris bus skirtas tik išskirtinai HR klubo bendruomeniai. Kalbėsime apie 3 pensijų pakopą ir kitus tokius daugiau įmonės finansinius dalykus, kurie svarbus personalo vadovui tam, kad jie suprastų, kurie esą, kokius jie sprendimus gali daryti ir suprastų, kaip žmonėm paaiškinti tam tikrus klausimus, būnant edukuotiems ir suprantantiems patiems. Man tokius gana sudėtingus dalykus. Jeigu smalsu, labai kviečiu prisijungti prie HR klubo. O dabar sakau viso ir klausykitės mūsų kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį YouTube, Spotify ir Facebook platformos. Iki. Dėkui. Dėkui.